Hello visiems. Tai šiandien aš papasakosiu jums, kaip aš sugalvojau su pusseserė dalyvauti va čia. Aš ten galvojau, kad ten kažkas su Digi klasė, ten ir buvo su Digi klasė, bet aš galvojau, kad ten toj Digi klasėj, ką žinau, kaip koks klausimėlis, ten žodžiu klausiau, žodžiu, aš pačiai pradžioje nesupratau, kas ten bus, kol paskui Paulencijus, Paula, pradėjo kelti stories, kad jie ten šoka, ten mokina šokti, žodžiu, ten viską. Ir aš tokia galvojau, wow. Aš galvoju, man kaip tai geriau, nes man patinka šokti, aš namuose šiaip kartais pasileidžiu muziką šoku. Tai aš pasiūliau pusseseriai ir mes nuvarėm. Aš žinau, kad jie po Mažeikių, jeigu neklystu, važiuos į Šiaulius, bet jie dar nebuvo paskelbę, kelintą valandą bus Šiauliuose. Tai mes nuvarėm su pusseserė į tą prie Geležinės lapės, nes ten viskas vyko. Ir mes ten sėdėm, mano pusseserė tokia sako, tai kada čia bus. Ir tada pažiūrėjau, pamačiau jų stories, kad jie ten bus Šiauliuose tik po poros valandų. Ir realiai aš antiek skubinau pusseserę, kad važiuotų, kad paskui spėčiau ir kad paskui taip nebūtų, nes anksčiau geriau, nes tiesiog reikia būti viskam pasiruošęs. Ir aš tiesiog, žodžiu, pusseserė biškį užsrojo manęs. Biškį daug, bet man tiesiog, aš paskui tiesiog pasiūliau, kad tiesiog galime ten pasivaikščio, ten telefoną, Uno pažaisti, nes kad išlaukti. Bet žiauriai karšta buvo, tai mes ten vos pavaikščiom, nes ten žiauriai karšta. Mes tiesiog nuvarėm, atsisėdom į pavėsį, paskui ten laukiam viską. Žodžiu, ir paskui atėjo tas laikas, kai jau jie atvažiavo. Aš tokia sėdžiu su pusseserė ant suoliuko. Ten laukiu, nes jau matau, kad tuoj bus pagal laiką. Aš tokia sėdžiu ir taip prie manęs prieina ten kažkoks vyras su moterim ir ten su kamerom. Aš antiek tiesiog išsigandau, nes man pirmas kartas, kai prieš kameras filmuoja. Žodžiu, ir tada mes ten atsistojom, ten viskas, ten reikėjo, kiti atnešė ten Paulencijų tų saldainių, ten plakatą pasirašyti ir kiek supratau, kad Šiauliuose skiepas. Kad Šiauliuose vieninteliai ten tokios merginos, jaunesnės, atnešė plakatą, kad Paulencijus pasirašytų, ten žiauriai daug saldainių, aš tokia tik nusifilmuoti, tai jau nieko, nei saldainių, nieko. O Dieve, man taip nepatinka, aš tiesiog tokia, visi kažką atneš kažkam, o aš tiesiog tokia tuščiai, tiesiog pasifilmuoti, realiai, ką žinau, žiauriai paskui cringe buvo, tiesiog, žodžiu. Ir tada mes ten jau varėm filmuoti ir mumis ta Paula, žodžiu, mokino tą šokį, šokt ir realiai, ten kokius 2-3 kartus parodė ir realiai aš tiek nesusigaudžiau, nes man ir stresas buvo, nes daug ten ką žiūrėjo ir šiaip ten kameras. Ir aš pirmą kartą ir man toks stresas ir aš bandžiau įsiminti, bet man antiek nepaėjo. Jeigu jūs norėsit, galėsite atsisukti, tą visą dainą, ten Siauti grupę ir Digi klasę. Atsibodo nesuprast liktai. Ir aš ten tiesiog vėliau kaip ten šokau. Biškį kažką į temą, o kažką visiškai nespėjau ir tiesiog. Bet vėliau, kai jau tas baigęs visas filmavimas ir ten visi išsiskirstėm, visi fotografavom, tai vėliau jau visą šokį mokėjau. Ramiausiai. Tai tiesiog vakadaro stresas, tiesiog tu tiesiog pamiršti, ką šokti, arba tiesiog nebesusigaudai, ypač kaip pirmą kartą prieš kameras. Tai šiandien tiek jau ir taip per daug užsikalbėjau pirmam kartui, bet jeigu nori daugiau story time arba daugiau kažko, aš nežinau, rašykit komentaruose ir būtinai perskaitysiu ir padarysiu.